Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką ir kad komentuojat taip pat. Ir tuoj traukiu kortas, kad pasakyčiau jum, ko nudžiugins mūsų rytojus. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat. Oi, paleidau truputį. Ir skaitau po vieną, nes įsirinkti yra labai greitai. Aha, čia tokia karalienė. Tai nepriklausoma, išmintinga ir tokia, sakyčiau, šaltoka karalienė. Tai jums situacija yra tokia, kai jūs būsit labai išmintingi ar išmintingos ir nepriklausomi. Ir jeigu jūs rytoj kažkas bandys kažkaip išvesti iš jūsų kelio, iš jūsų tvarkos, iš jūsų pamėgto gyvenimo būdo, tai niekam nepasiseks. Kad jūs rytoj viską darysit pagal savo planą, tai kas jums patinka. To, kas jums nepatinka, jūs nedarysit visiškai. Ir jūs jau savaime esat labai išmintingi ir išmintingos. Čia į šitą kanalą kitokių neužeina. Tai va, ir jūs rytoj darysit kažkokius protingus dalykus, kažkokius savo išsilavinimui, savo, kokiai nors savišvietai. Gal jūs ką nors skaitysit, gal jūs ką nors žiūrėsit, gal jūs klausysit, gal jūs pergalvosit savo planus ir kursit naujus. Ir tai bus jums labai naudinga, tai jums bus labai labai malonu, jūs suprasit, kad jūs galit padaryti kažkokį labai svarbų dalyką savo. Galbūt susikurt kelionės planą, gal susiplanuot kokio naujo kostiumo planą. Kostiumo planą galima susikurt, kažką tai tokio. Susikonstruoti savo galvoj, kad jūs norit tokio apsirengimo. Gal jūs sugalvosit, kokio automobilio jums reikia, arba kokį remontą jūs norit pasidarydint savo vonioje. Ar kitaip pasigerint savo gyvenimą, pasiįdomint, kažkaip, kad jis būtų dar geresnis. Gal jūs ką nors ir priimsit į savo kompaniją, jeigu norėsit. Bet jeigu nenorėsit, tai ne. Bet jeigu jums kažkas bandys ką nors nurodinėti, kaip jau sakiau, yra visiškai beviltiška, jūs patys puikiai žinot, ką daryti. Tai va, kaip ir viskas. Kitaip sakant, jūsų išmintis ir jūsų planai ir jūsų ketinimai, kurie jūs suprasit, kad labai netgi įvykdomi, jūs taip nudžiugins, tarytum jie jau yra išpildyti. O taip, o čia labai rimta korta. Tai yra rūmai, ugniniai rūmai, tai yra skeptrų rūmai. Tai yra visos energijos susikaupimo vieta. Jūs užeinat į šitą vietą ir semet energiją kibirais. Ir jūs semet energiją visais indais, kokius jūs tik turit. Ir energija teka per jūs. Tai tikrai retas nutikimas. Jum ateina idėjos, jum kuriasi planai, jum ateina pinigai, Gaila, kad vienai dienai čia aš jums šitą dabar cituoju ir skaitau. Jūs pajuntat savo sveikatą, savo tokią jėgą, savo ketinimą nuveikti viską, ką jūs planuojat. Jūs džiaugiatės savo energiją. Jums tai patinka, jūs norit šokt, dainuot, statyt, daryt.
Tiesiog puiki ateina diena. Stebėkit ir nepamirškit, nepraleiskit rytoj nei vienos minutės nepastebėtos, nei vieno dalyko nepastebėto. Tai yra viskas, kas aplink jūs, teikia jums naujos energijos, naujų minčių ir jūs tobulėjat ir tobulėjat. Puiki korta. Ir dar vieną turim kardų kortą. Tai pradžia. Tai kardų tūzas. Ir čia yra idėja, galia. Ir šitas kardelis jums išskabo visas kliūtis iš jūsų kelio į tikslą. Visas problemas, visus brūzgynus, viską, kas jums galėjo sutrukdyti, jūs tiesiog imat ir šito kardeliu, na, jums nereikia jo netinkt. Jis pats viską puikiai sutvarkys. Gal jūs, na, nežinau, čia nebus galbūt, o gal ir bus kokia nors euforija, gal jūs labai gausit energijos, o gal jūs tiesiog labai išmintingai, nes kardai tai yra išminties simbolis, proto korta. Gal jūs labai aiškiai suprasit, be jokio jausmingumo, be jokios euforijos, aiškiai suprasit, aiškiai apskaičiuotai, aiškiai pamatytai, kaip viską galima padaryti, kaip jūs norėjot. Tiesiog jūs gausit atsakymą ir jau tikriausiai žengsit žingsnį į jūsų tikslą. Aš net neabejoju, kad žengsit. Ir tai jūs nudžiugins. Va, o čia jau mes turim jausmų. Jeigu anos kortos buvo daugiau apie protą, tai čia visiškas jausmų, sakyčiau, palaidumas. Ar galima taip sakyti? Na, galima ar negalima, jau pasakiau. Tai visos švelniausios emocijos, tai visi švelniausi jausmai, jūs tampat šitą karalienę ir švytit visą dieną savo charizmą, savo jausmingumu ir visi aplinkui džiaugiasi jūsų buvimu, neša jums dovanas. Jūs džiaugiatės dovanomis, jūs džiaugiatės tuo, kad aplinkui jūs puikūs žmonės ir puikus viskas. Viskas, ką jūs matot, yra puiku ir kuo jūs daugiau pamatot to puikumo, tuo jo daugėja. Visi jūsų aplinkiniai yra puikiausi, visi jūsų draugai yra puikiausi, jie myli jūs ir ateina jūsų. Na, pagarbint gal ne tas žodis, bet kažkur tai netoli to, bet pareikšti savo susižavėjimą. Jums rytoj visi reikš susižavėjimą jumis, jums reikia tik išeit ir pasirodyti. Tik išeit ir parodyti savo visą šitą švytintį grožį ir savo širdies šilumą.